Sveiki visi, šiandien darysiu apžvalgą iš Jordan parduotuvės GD. Tai nusipirkau batus, tai buvo akcija, dabar tiek ir Lietuvoje, tiek Danijoje, Jordan parduotuviai. Įpakavo man batus. Taip atrodo. Ką pradėkim išpakavimą. Mano seni batai yra suplyšę, tad nusprendžiau atsinaujinti ir nusipirkau naujus batus, bet dar nei karto dar nebuvau užsidėjęs. Tan. Wow. Toks modelis kainavo 40 eurų, bet tai yra pusė kainos. Šiaip iš tikrųjų šitas modelis kainuoja 8 eurų. Dabar kaip tik ta akcija, tai pusė viskas kainos tie batai. Tad pažiūrėkit, koks modelis toks gražus. Labai modelis panašus Aero Maxus. Bus patogu nešiot, nes atrodo labai vidus minkštas. Tiek prisiglaudžia prie kojos. Taip atrodo. Taip. Šiaip pavadinimas yra Fila, bet modelis beveik identiškas Aero Maxam. Man patinka maždaug tokie modeliai. Tiek jisai prisiglaudžia prie kojos, tiek patogu pačiam ir tiek ir nugarai. Ir tiek ir prie džinsų galima juos nešioti, tiek ir su šortais ir taip. Dabar darysiu batų apžvalgą, tai iš arčiau. Tokie gražus batai. Balti, labai žiauriai patogus kojai. Dabar aš juos susidėsiu. Kartoju, aš juos nusipirkau už 40 eurų. Šiaip 80 jų kainuoja. Tikrai identiški Aero Maxai. Tik kad Fila. Wow. Dabar einu užsidėsiu ant kojos, parodysiu kaip atrodo. Užsidėjau ant kojų šios batus, taip atrodo, tai iš šono parodysiu kaip atrodo. Čia toks buvo unboxingas mano naujų batų. Rodžiau modelį, jeigu spėjot nusipirkti, kai buvo akcija, tai gerai. Bet šiuo momentu aš nežinau dabar ar yra akcija. Dabar noriu aš padėkoti Iron Monkey Garage. Mane pareklamavo savo YouTube kanalą, tai aš noriu atsilyginti irgi tuo pačiu. Tad žmonės, jeigu dabar šitą video žiūro, tai galit paspauskite subscribe mygtuką, čia jo yra YouTube'as. Jisai tiek daro labai skanius patiekalus, tiek daro visokiausius išlikinės, jisai remontuoja, labai įdomus, geras kanalas. Tad šitą YouTube'o video linką paliksiu po savo video aprašymą, tad nepagailėkit paspausti laiko pas jį, tiek pasubscribėt ir pakomentuot. Čia tokia buvo apžvalga mano batų.
naujų. Dabar nevaikščiosiu kaip bomžas, o būsiu kaip erelis. Girdi? Ne, jokoju, aš tik iškirusi. Tai va, matom. Tai jeigu tu pažiūrėjai šitą video iki galo, tai pasprausk subscribe, pasidalink, pakomentuok ir pasidalink šitą ir aš atsisveikinu.